Labas rytas. Esu Renata Pavlavičienė iš Prienų švietimo ir sporto skyriaus. Dirbu vyriausiąją specialistę ir kartu koordinuoju projektus. Norėčiau pasidalinti prieniškių patirtimi, kaip projektai padeda įgyvendinti pokytį ir užtikrinti jo tęstinumą. Pranešimo tema - savivaldybės patirtis. Projektai kaip pokyčio katalizatorius. Iš tiesų, pirmoje skaidrėje esu užrašiusi savo vardą, pavardę taip išdidžiai, bet turėtų būti tikriausiai net kelios skaidrės, kurios pristatytų tuos, kurie dalyvauja projektuose, įgyvendina pokyčius ir užtikrina jų tvarumą. Nes dirbame kartu su mokyklomis. Jeigu mes kalbėtume vien tik tai apie švietimo ir sporto skyrių ar savivaldybę, tai galiu pasakyti, kad vieni patys be mokyklų mes tikrai mažai ką te padarytume. Tai, apie ką šiandien kalbėsiu, yra mūsų visų bendras darbas, bendra patirtis ir bendras pokytis. Kad geriau atskleisčiau šiandienos temą, paprašiau mokyklų parašyti, kokias iniciatyvas įgyvendino ir kokį pokytį jos lėmė. Tai šiandien savo pranešime kalbėsiu apie patį pokytį, kaip jis buvo įgyvendintas. Tiesiog susisteminta mūsų patirtis, nes kiekvienas pranešimas yra labai gera galimybė įsivertinti, inventorizuoti tai, ką tu darei ir suprasti, kiek tai buvo prasminga. O kad nebūtų vien tik sausas ir vienpusis toks kalbėjimas, kas kažkelintą skaidrį vis matysite tokias kaip ir citatas. Tai yra mūsų mokyklų nuomonė, teiginiai apie tai, kas mokyklose pasikeitė, įgyvendinant Erasmus projektus. Tai štai čia yra pirmoji ta citata ir labai, manau, kad verta ją rodyti pradžioje, todėl kad viena mokykla sakė taip: nuo darėme, nes reikia, perėjome prie darome, nes norime ir galime. Čia turėta galvoje, kad įgyvendindami Erasmus projektus mes išsigryninom daugybę gerų ir prasmingų mokymą ar mokymąsi keičiančių iniciatyvų. Ir jeigu be projekto kartais tu imiesi tos iniciatyvos ar kažkokio pokyčio todėl, kad reikia, tai turėdamas projektus, juose dalyvaudamas, tu pradedi daryti ne todėl, kad reikia, o todėl, kad pradedi jaust, kad tu nori pokyčio ir gali jį įvykdyti. Truputėlį konteksto iš mūsų švietimo ir sporto skyriaus patirties. Iš tiesų jos tikrai yra nemažai. Aišku, tas 18 metų praėjo labai greitai, bet pradėjome nuo paprasčiausių dalykų, nuo mūsų darbuotojų dalyvavimo pažintiniuose vizituose. O štai dabar žiūrėkit, paskutinis punktas. Mes jau turim daugiau kaip pusę savo mokyklų, kurios yra gavusios akreditaciją. Ir tai yra vienas iš projektuose įgyvendintų pokyčių. Manau, kad aš apie jį užsiminsiu ir vėliau. Taigi mūsų manymų, ką mes supratom per tuos 18 metų, ko reikia, kad pokytis įvyktų. Reikia aiškios vizijos, poreikio tam pokyčiui, reikia įtraukti kuo daugiau žmonių, tiems žmonėms reikia palaikymo, išteklių tiek materialinių, tiek ir ne, reikia integruoti veiklas ir užtikrinti pokyčio tęstinumą. Apie kiekvieną iš šitų punktų mes tuoj pat pakalbėsime. Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad dauguma pokyčio teorijų išskiria dar vieną tokią fazę, kaip darbas su žmonių pasipriešinimu. Nes žmonės paprastai keistis nenori.
Kiekviena naujovė kažkokia jiems tikrai atneša daug nerimo, diskomforto. Tai galim užgarantuoti, kad jeigu pokytį įgyvendini per projektą, tos nepasitenkinimo, nusivylimo fazės nelieka. Nereikia žmonių įtikinėti, su jais ilgai dirbti, ištverti visokiausius konfliktus, didelius nuomonių skirtumus. Todėl, kad veikimas projekto forma motyvuoja jau savaime. Kalbant apie aiškę viziją, jeigu mes su kiekvienu projektu nukryptume į kažkokius kitus mums labai naujus tikslus, uždavinius, nežinau, ką mes padarytume. Todėl, kad bendruomenė nėra didelė, darbuotojų nėra daug, todėl mums atsiranda poreikis užtikrinti savo tikslų dermę. Tai yra, kad mūsų vizija būtų bendra viskam, ką darom. Ir dabar mes baiginėjom jau sukurti Prienų rajono švietimo bendruomenės strategiją. Štai čia matote jūs viziją, kurią išsigryninom visi kartu su mokyklomis. Lūkestis yra, kad ta strategija bus tiesiog vieno lapo dokumentas ir tas dokumentas bus kiekvienos mokyklos strateginio plano tarsi pradžia tokia. Tai daug apie tai nepasakosiu, tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į spalvas, nes jos šiek tiek ar labiau atspindi mūsų tikslų dermę. Jeigu mes savo vizijoje ilgalaikiai iki 30 metų, tiesą sakant, turime 3 svarbius elementus - modernumas, įtrauktis ir kūrybiškumas. Mes tuos pačius elementus atpažįstame per visus kitus planus. Pavyzdžiui, Erasmus plane mes taip pat turim vieną tikslą apie įtrauktį, kitą tikslą apie modernumą, trečią tikslą apie kūrybiškumą ir kartu tarptautiškumą. Turim susitarę išsigryninę vertybės. Vėl dirbom ilgai su mokyklų vadovais, jie dirbo su savo mokyklų bendruomenėmis. Vertybės taip pat atkartoja. Matot, tas pačias spalvas, tai yra tuos pačius vizijos elementus. Turime švietimo ir sporto skyriaus ilgalaikį tikslą, kuris taip pat apima visą tai, apie ką aš kalbu. Galime eiti dar toliau. Jeigu nueisim į Erasmus prioritetus, mes vėl žiūrėkit, atpažinsime tas pačias spalvas. Ką mums tai duoda? Tai padeda užtikrinti veiklų kryptingumą ir neišsimėtyti per daugybę krypčių. Mes galime dirbti sutelktai ir tikėtis svaresnių pokyčių. Antrasis aspektas - poreikis pokyčiui. Vienas baisiausių mano prisiminimų apie Erasmus, ne tai, kad programą, toks gal baisiausias įspūdis iš Erasmus renginių, kai aš sutikau kolegę, nebeatsimenu kokios, ten buvo firma. Kažkokia įstaiga, kuri, suprantu, dirbo su mokyklomis, universitetais, įtraukė juos į projektus, tuos projektus koordinavo ir kolegė ta labai džiaugiasi, kaip jam pavyksta, kiek daug projektų įgyvendina. Bet kalba buvo praktiškai apie techniką. Kaip pasiimti Erasmus programos dokumentus, kaip atpažinti, kur daugiausia šansų gauti finansavimą, kaip pasiimti tinkamas įstaigas ir taip toliau ir panašiai. Ten nebuvo kalbos apie poreikį išspręsti kokią nors problemą pasitelkiant projektą. Ten buvo šneka tik tai, kaip sumaniai viską sudėlioti, kad dotaciją tu gautum. Tai galvoju, man gaila būtų ir savo laiko, ir kitų žmonių laiko, jeigu dirbtume taip. Mes visada pradedam nuo konkrečios problemos, kuri mums rūpi, kuri ateina iš tų duomenų, kuriuos mes turime. Pavyzdžiui, mokyklų įsivertinimo, išorinio vertinimo, mokinių pasiekimų duomenys.
Kasmet darome ugdymo procesų analizės. Tai reiškia, su mokyklų vadovais susitarėme, arba pagal duomenis pamatom, arba jie atsineša nuomonę, kas labai tais metais rūpi. Sakykime, esame analizavę anglų kalbos mokymą ir mokymasi, gamtos mokslų mokymą. Šiemet ketinam analizuoti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą. Po to vėl tarėmės, kaip tai darysim, kokie bus metodai, kokie šaltiniai. Dirbam labai įvairiai. Kartais būna dokumentų analizė ir anketavimas. Kartais būna pamokų stebėjimas, kai mokyklų žmonės, direktoriai, pavaduotojai, mokytojai eina į pamokas ir pildo susitartas formas. Na, tai yra toks netrumpas darbas, bet jis atneša labai daug naudos. Mes tada turim situacijos analizę. Sakykime, prieš keliarius metus analizavom ir stebėjom anglų kalbos pamokas. Ir finale atsirado keli aspektai, kurie pamokose realizuojami sudėtingiau. Tiesiog kažkas mokytojams yra sudėtingiau. Na ir tada radosi projektas, skirtas būtent anglų kalbos mokytojams, kad spręstume tuos aspektus pamokose. Tai tikrai buvo labai naudinga. Tiek naudinga, kad jau yra buvę, kad kiti dalykininkai klausia, o kada mūsų pamokas analizuosit ir projektas bus mums. Tiesus kelias į pokytį, kitaip čia nepasakysi. Štai ir ką tai duoda vėl. Prieniškių citata, kad Erasmus dalyvavimas išmoko labai daug - planuoti, valdyti, mąstyti strategiškai, didinti savarankiškumą. Na, ar ne tokio pokyčio iš tiesų mes visi siekiame? Kitas elementas įgyvendinant pokyčius yra įtraukimas. Įtraukti kuo daugiau žmonių ir bendraminčių. Tada tas pokytis plečiasi, jis gilėja, stiprėja, tampa patikimesnis. Tai kaip vieną iš įtraukimo variantų mes esam įgyvendinę tokią idėją vieno projekto metu ir ją dabar tęsiam su kitais projektais. Supratom, kad reikia palaikyti metodinę veiklą, nes ją įsitraukia labai daug mokytojų ir kad ji būtų tikra, aktyvi, mums reikia metodinės veiklos strategijos, kur susitarsim dėl vertybių, kodėl mes tą darom, ko mes norim iš tos metodinės veiklos. Ir turim jau trečią strategiją. Čia yra elementas iš pačios naujausios, trečiosios ir kaip matot, numatyta, kad kai veikia mes kaip visa švietimo bendruomenė rajone, kaip besimokanti organizacija, mums labai svarbu bendradarbiauti, švietimo ir sporto skyrius bei visos įstaigos ir stiprinti tarptautiškumą. O tarptautiškumas yra vienas iš mūsų Erasmus plano tikslų. Ir štai taip susiuvam visas veiklas, visus dokumentus ir didinam žmonių įtraukimą. Įtraukimas duoda labai daug. Dabar kokią minutėlę pasižiūrėkim, kokie pokyčiai įgyvendinti, galvojant apie įtraukimą. Žmonės grįžta kitokie, labiau pasitikintys, labiau motyvuoti, stiprėja atvirumo bendradarbiavimo kultūra, įtraukiamos mokinio padėjėjos ir beje ši veikla labai tiesiog kosminiu greičiu plečiasi ir stiprėja mūsų rajone. Taigi, įtraukimas yra svarbus elementas. Bet tu negali tiesiog įtraukti, ar ne? Žmonėms reikia pagalbos ir palaikymo. Tai projektas pirmiausia suteikia, sakykime, tą nematerialų palaikymą. Todėl, kad kaitos neįgyvendina kažkoks vienas ar kažkoks kitas žmogus. Važiuoja grupė į mobilumą, ten įgyja naujų žinių. Tai nėra atskiri asmenys, tai yra grupė žmonių. Tarp jų randasi partnerystė, kuri padeda tas naujas žinias paversti konkrečių pokyčių, o pokytis pasitarnauja įgyvendinant strategiją. Ir jeigu dar jūs turite Erasmus akreditaciją,
Geriau būti negali, kadangi šitie jūsų procesai stabilūs, jūs žinot, kad kasmet galėsit teikti paraišką finansavimui, žinot, kad veikiat pagal Erasmus planą ir jūsų veiklų dermė garantuota. Palaikymas prieniškiams tinka, nes didėja jų pasitikėjimas savimi ir gausybė, kaip matot, naujų patirčių, profesinio perdegimo prevencija ir pasididžiavimas savo darbu ir atstovavimu mokyklai bei šaliai. Žiūrėkit, mes daugybę metų kalbam apie mokytojo profesijos prestižą. Čia yra tai, ar ne? Pakelti profesijos prestižo taip, kaip įsivaizduoja Lietuva ar na, visuomenė, atrodo, kad vis nepavyksta. Bet jeigu pažiūrime į Erasmus projektų pokyčius, tai jau yra, nes žmonės kalba štai kaip. Kalbant apie veiklų integraciją, iš karto užkoduojama visų mokyklų partnerystė. Aš turiu galvoje, kad mes esame akreditavęsi kaip konsorciumas ir tame konsorciume kaip partneriai dalyvauja visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai darželiai. Vadinasi, iš karto jau nuo pačių pirmų žingsnių esame visi kartu, veiklos integruojamos. Tikslai mūsų dera, nes visi žiūrim į savo strategijas. Projektinės veiklas mokyklos įtraukia į turimus dokumentus, strateginius planus, metinius, ugdymo planus, į metodinę veiklą įtraukiami. Iš tiesų, aš pati net nustebau jau prieš daug metų, skaitydama vienos mokyklos ugdymo planą, radau, kaip jie gražiai detalizavę, kaip dalyvaudami skyriaus koordinuojamame Erasmus Plus projekte, jie integruos viską į ugdymą. Ir supratau, kad tai dirbti reikia daug mažiau, nes visi jau užaugę tiek, kad automatiškai vyksta. Automatiškai užtikrinamas ryšys su kasdienė veikla. Jisai sudedamas į dokumentus, vėliau analizuojamas dokumentų įgyvendinimas, tuo pačiu analizuojamas ir projektų poveikis. Veikimas konsorciume reiškia, kad mes turime bendrą veikimo schemą. Visi žino, kaip rengsimės mobilumams, kaip važiuosim, kas važiuos, tai yra iš kurios mokyklos kiek žmonių, kas yra tikslinė grupė ir ką jie darys grįžę. Aš apie tai kalbėsiu dar vėliau, bet bendra yra tik ta veikimo schema tokia. Tačiau kiekviena mokykla žino, kad kai grįš jos žmonės iš mobilumo, jie spręs savo aktualią problemą, pasitelkdami tas jų žinias ir partnerystę. Ir žiūrėkit, šitaip mums nereikia stengtis dėl sisteminės kaitos kažkaip dar kitaip. Mes ją turim automatiškai. Konsorciumas, visos mokyklos, pokytis kiekvienoj mokykloj, lygų sisteminė kaita. Ta patvirtina ir Prieniškių citatos. Pavyzdžiui, pakako išsiųsti 3 lopšelių darželių auklėtojas į Barceloną į kursus apie Ričio Emiliją. Per vieną metodinį iki mokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimą klausau, kad viena iš tų vykusiųjų pristatinėja pranešimą. Ką ji ten išmoko, ką suprato, ką pamatė ir ką ji pabandė savo veikloj. Tikrąją to žodžio prasme aš netekau žado, kiek padaro žmonės. Na, tada jau mes nepaleidom jos, jau prašėm ir kitur dalintis, kai dalinosi ta auklėtoja, tada tikrai panoro ir kitos 2 auklėtojos. Ir dabar jau žiūriu ir po Lietuvą važinėja ir pristatinėja šitą savo patirtis. O svarbiausia matyti, kad tai yra labai naudinga ir veiksminga vaikams tokie metodai.
Vėl žiūrėkit, mokykla kalba apie savo kasmetinį susirinkimą ir kad jis tapo dalykiškesnis dėl to, kad žmonės dalyvavo Erasmus mobilumuose. Na ir turbūt geriausias paskutinis pasakymas toks visą apimantis apie sisteminę kaitą, kad iš pavienių gerųjų praktikų gimė dalymosi ir mokymosi bendruomenė. Ir tikrai taip yra. Kitas svarbus dalykas yra pokyčio tęstinumas. Tęstinumas yra jau tame, kad teorinės žinios, kurias parsiveži ir su kuriuom tu grįžęs dirbi, pavirsta gebėjimu veikti. Negana to, kad tu jau gebi veikti, bet tavo ir motyvacija sustiprėja keistis pačiam ir keisti mokymo ir mokymosi procesą. Per vieną išvažiavimą mobilumą kažkokią problemą pasidalinau su grupės dalyviais. Tai reakcija tiesiog buvo nuostabi. Mūsų mokytojai sako, sakykit, ko reikia, mes viską padarysim. Vadinasi, tai yra, Erasmus projektas yra bene pats veiksmingiausias motyvacijos įrankis. Kaip mes dar ieškome to tęstinumo? Aš jau užsiminiau, kad mes tikrai nežiūrime į projektus kaip į finansavimo mechanizmą. Taip smagu gauti tuos finansinius išteklius, jie tikrai labai reikalingi, bet ne dėl to viskas. Tu turi konkrečią problemą ir tu gauni projekte išteklius tą savo problemą spręsti. Dar vienas puikus dalykas, kad tu gauni ribotą laiką. Tai labai motyvuoja ir sutelkia. Turi tą numatytą skaičių mėnesių, turi pinigus, turi problemą, ieškai jo sprendimų. Sutelkiam daug bendraminčių ir pagalbininkų. Ir ypač gerai, kai konsorciumą koordinuoja švietimo ir sporto skyrius. Nes, sakykime, vis tiek mes turim galbūt daugiau tų išteklių savivaldybėje, kurių gali prireikti projekte. Finansininkė, viešųjų pirkimų darbuotojai, personalo darbuotojai, teisininkai, kultūros darbuotojai. Na, galime mokykloms projektuose suteikti daugiau pagalbos. Aš jau minėjau projektų ir kasdienių veiklų integraciją. Tikrai stengiamės bet kokiuose projektuose, tiek Erasmus, tiek tūkstantmečio mokyklų programoje, tiek kitokiuose, nenutolti nuo savo kasdienių veiklų, nes nepadarytume nieko. Reikia koncentruotis. Toliau, mano minėti kaitos projektai. Mes esame susitarę, kad kai grįžta mokyklos visi planuoti žmonės iš mobilumų, jie susibūrė į tokią problemos sprendimo grupę. Ta problema būna atpažinę ir įsivardinę jau anksčiau. Ir tada susėda tartis, kaip jie gali pasitelkti visas tas žinias ir patirtis, kurias parsivežė problemai spręsti. Ir pasirengė tą mini kaitos projektą. Aš parodysiu jo formą, tuo jie yra visiškai paprasta. Aš jau kalbėjau apie metodinės veiklos strategiją, kad Erasmus projektų veiklos pas mus neatsiejamos su metodinės veiklos strategija. Mes netgi atrankoj tokį numatę kaip ir prioritetą mokytojams, kurie aktyviai dalyvauja metodiniai veikloj, ar vadovauja metodiniam būreliui, ar metodiniai tarybai, ar tiesiog aktyviai įsitraukia, nes tada žinai, kad iš to žmogaus, kai jis grįž, grąža bus tikrai garantuota ir didelė. Kiek tik įmanoma stengiamės dalintis su kolegomis, kitomis mokyklomis, kitomis savivaldybėmis. Na, aš manau, kad tą tikrai patvirtintų daug kas. Žmonės yra geranoriški ir motyvuoti. Vienoje paraiškoje mes buvome numatę, kad kai jau baigsim visus mobilumus, mes parengsim kvalifikacijos tobulinimo programą ir pristatysim savo patirtis. Na ir aš vieną dieną galvoju, metas, jau reikia tą daryti. Ir parašiau visiems 4 metų mobilumų dalyviams laišką.
Jeigu jūs gavote šitą laišką, vadinasi, jūs kada nors vykote į mobilumą. Laiškas vadinosi Erasmus talka. Paprašiau atsiliepti ir pasisiūlyti tuos žmonės, kurie parsivežtas žinias taikė, išbandė, pamatė, kas veikia, o kas ne. Ir tuo, kas veikia, kas jiems atrodo naudinga, galėtų dalintis. Iš tiesų norėjau nedaug, ko gero pusdienio to seminaro, kai atėjo atsakymai. Iš mano pusdienio susidėliojo 3 modulių seminaras. Ir mes jį organizavom nuotoliniu būdu. Programą akreditavom švietimo pagalbos tarnybui ir kiekviename dalyvavo taip maždaug nuo 80 iki kokio 130 ar gal dar daugiau dalyvių iš keliolikos skirtingų savivaldybių. Na, iš tiesų tai padarė įspūdį. Ir dar kalbant apie testinumą, vienas labai labai svarbus dalykas yra žmonės, kurie didžiuojasi projekto rezultatais ir kitiems apie tai primena. Žiūrėkit, kaip nutinka su nacionaliniais projektais. Kad ir kaip gerai dirbtų jų koordinatoriai, bet baiginėjantis projektui, jie juk priversti ieškoti naujos darbo vietos. Ir iš karto pasijaučia jau toks jų atsitraukimas, tada projektas baigėsi, tie žmonės atleidžiami ir jie eina į kitą projektą. Ir viskas, projektas lieka be savininko. Pabaiga. Toliau mažai kas vyksta. Todėl labai svarbu žmonės. Jeigu jie pateisina jūsų lūkesčius, nereikia keisti. Vėl, vieniškių nuomonių apie projektų testinumą. Kokį poveikį jie jaučia? Gerai, keliaujam toliau. Manau, kad mes jau susitarėm, kad projektas tikrai yra katalizatorius pokyčiui. Bet, kad jis tokiu būtų, tas katalizatorius turi turėti tam tikras sudedamasias dalis. Erasmus tikslų įgyvendinimas. Ką mes stebime ir vertiname? Tai pirmiausia veiklas, tai yra lengviausia. Tiesiog mes suskaičiuojame, ką planavom ir ką mes padarėm. Kiek pasiruošimo renginių prieš mobilumus buvo, kiek buvo profesinių diskusijų juos aptariant. Ar įgyvendino mobilumų, kiek planavom, žaliųjų kelionių, kiek žmonių dalyvavo pirmą kartą, galų gale, kiek mokyklų akreditavosi, nes kadangi vienas iš Erasmus plano tikslų mūsų buvo stiprinti tarptautiškumą, mūsų rodiklis buvo mokyklų pateiktų akreditacijai paraiškų skaičius ir akredituotų mokyklų skaičius. Susikūrė nuostabi besimokanti bendruomenė su akreditacijom. Mes dabar viduje galim tartis. Aš dirbu su akredituotu konsorciumu, mokyklos turi savo akreditacijas. Vieni kitiems primenam, ką reikia, paklausiam, pasitariam, geriau ir būti negali. Tai tokius dalykus įvertinti nesunku. Toliau, vertinam veiklų rezultatus. Kaip mes tą darom? Kaip sakiau, mes turim mini kaitos projektus. Jie atrodo, taip aš čia kažkokį seną įdėjau, labai paprasti ir žmonių visada prašau. Kažką nedidelio ir konkretaus, kas jūs, taip kabutėse sakant, veža. Ką pamatėt ir užsidegė noras padaryti. Sudėkit į čia tokius dalykus. Tai tiesiog žmonės pamini, kokius kursus lankė, kurioje šalyje, tada pavadinimą šito projekto išsirenka, tikslus, pagrindimas kelios eilutės, keli kažkokie esminiai duomenys, kokią problemą jie nagrinėja štai su tuo projektu ir kokio rezultato siekia. O tada susiplanuoja žingsnius, labai paprastai, ne vėliau kaip, ką jie padarys, kokį žingsnį. Paprastai prasideda nuo dalymosi tie žingsniai. Na ir gale projekto, neįdėjau pabaigos, bet gale
yra refleksija šitą mini kaitos projektą įgyvendinus. Ir toj refleksijoje nugula rezultatai. Tai kai aš anksčiau kalbėjau apie bendrą veikimo schemą, tai sakykime, ta schema yra, kad štai grįžo žmonės iš mobilumų mokyklose, susibūrė į problemos sprendimo grupę, ji parengė ir įgyvendino štai tokį kaitos projektą. Apie ką tas projektas, koks jo turinys, čia jau yra mokyklų individualumas. Jie pasirenka, kas dirbs su mokiniais, kas dirbs su mokytojais. Idėjos būna įvairiausios ir po to išanalizuoja rezultatus. Ir mes jau, kai gaunam visą šitą medžiagą, mes irgi galim žiūrėti į bendrus projekto rezultatus. Žinoma, kad stebim ir vertinam poveikį. Ir čia mums labai pasitarnauja ta veiklų integracija. Kaip sakiau, labai dera su visais turimais planais. Projektų veiklos, tam tikri susitarti rodikliai įtraukiami į strateginius metinius planus, net ir į mokyklų vadovų metinės užduotis. Nori, nenori, tada tai ateina į gyvenimą ir yra analizuojamas rezultatas ir poveikis. Nes mokyklos tą daro. Tiesiog visame tame, tose įprastose veiklose yra ir mūsų Erasmus projektas. Arba esame ar kitų kelių, kad paimam mokyklų planus ir pagal juos gryninam, kurie kryptim reikėtų parengti Erasmus projekto paraišką. Bet finale poveikio analizė yra tokia pati. Analizuojamas planų įgyvendinimas, tuo pačiu ir projekto poveikis. Sisteminiu lygiu, kaip analizuojam poveikį, tai žinoma, kad analizuojam mokinių rezultatus. Ir štai mes esame Erasmus plane įsitraukę konkrečius mokomuosius dalykus - anglų kalba, matematika, gamtos mokslai. Ir mes matom, kad šių dalykų rezultatai tikrai pagerėjo. Aš tą užfiksavau, kai rengiau tarpinę akreditacijos ataskaitą. Taip, mes galbūt negalim sakyti, kad rezultatus pagerino vien tik tai Erasmus projektas. Tikriausiai ne, bet projektai tikrai prie to prisidėjo. Stebim mokyklų ir metodinę veiklą rajone. Tas stebim reikštų, kad labai įsitraukėm į ją. Ir kai tu įsitrauki, tu tada galvoje turi tai, kas tau rūpi. Ir tu matai, apie ką kalbasi mokykla, ką jį pasakoja kitoms atvažiavusioms mokykloms, kas vyksta metodiniai veikloj. Ir tikrai aš dažnai net nustembu. Šiaip mes sutartyse su dalyviais parašom, kad jie kai grįš, jie turi dalintis ten, sakykime, su mokiniais, tėvais, su kolegom, turi kažkur paskelbti apie tą mobilumą, kad turi dalyvauti toj darbo grupėje, kuri rengia kaitos projektą. Bet jie tiesiog daro tą aktyviai, jie su džiaugsmu metodinių būrelių pasitarimuose dalinasi ir žinot, smagiausia, kad dalinasi ne tuo, kad išvardinau veiklas ir parodžiau nuotraukas. Prie to paminklo, prie ano paminklo ir dar kokią vieną nuotrauką iš mokymų. Ne, jie kalba apie tai, ką jie iš ten pasiėmė ir pabandė ir kaip dabar viskas vyksta klasėje. Apie analizės kasmetinės aš jau kalbėjau, kad mes turim tokias ir jos irgi neatsiejamos nuo projektų ir jų poveikio, aptariant visų tų rajoninių strategijų, metodinės veiklos strategijos, pavyzdžiui, įgyvendinimą. Ten irgi, kaip matėt, užkoduoti projektai. Vadinasi, aptardami mes irgi kalbam apie projektų poveikį. Ir analizuodami švietimo ir sporto skyriaus metų veiklą. Mes visada turim tokį atskirą skyrių, kur aptariama projektinė veikla, rezultatai ir poveikis. Kaip vertinam? Na, aš jau čia nemažai pakalbėjau apie stebėjimą. Labai geras metodas. Mes jį atradom irgi Erasmus projektuose, pritaikėm tūkstantmečio mokyklų programoje, profesinės diskusijos. Gražiai skamba metodo pavadinimas, dėl to jau smagu, ne koks ten posėdis, pasitarimas. Profesinė diskusija, tai reiškia skirtingų dalykų mokytojai sėda
ir kalbasi apie tai, kas jiems rūpi, apie tai, kas rūpi mums Erasmus, pavyzdžiui, projekte, apie tai, kaip jie mato iš savo pusės tuos dalykus. Tai kai darėm tūkstantmečio mokyklų pokyčio tyrimą, mokytojai labai gerai įvertino šį metodą. Tarp kitko, tas pokyčio tyrimas atskleidė ir Erasmus projektų poveikį, nes tūkstantmetis nebuvo ilgas projektas, reikėjo labai skubėti, visi puikiai žinom. Jis padarė poveikį, bet negalėjo vienas pats jo padaryti. Tai mes galvom, kad mūsų atveju labai prisidėjo tie, žinot, vos ne 18 metų arba tikrai 18 metų projektinės veiklos. Žmonės pripažino, kad jie tapo drąsesni, labiau savim pasitikintys, daugiau dalinasi, daugiau kolegiškai bendradarbiauja, drąsiau priima sprendimus. Tai yra puikūs dalykai, nes tai yra pradžia kiekvienam pokyčiui, ar ne? Toliau, susitikimai. Prieš mobilumą, po mobilumo, jeigu pati nevykstu, mes susitinkam su grupe ir aptariam. Po mobilumo vadinam refleksiją. Šiaip geriausia būna, kai važiuoju arba pati, arba kažkuris kolega su grupe. Ir net pastebėjau, kai analizuoju dalyvių ataskaitą sistemoje, tos grupės, kurios nepaleidome be skyriaus žmogaus, vertinimai būna daug geresni. Galvoju, galbūt žmonės jaučiasi, kad jais buvo labiau rūpinamasi. Taip pat, būdamas kartu su jais, tu gali jiems daugiau paaiškinti apie projektą, apie prioritetus, apie tikslus, visokiausius dalykus, patarti, jei kur abejonių iškyla. Ir nuo to rezultatas būna didesnis. Tai kai išvyksti į mobilumą kartu su grupe, tai faktas, kad nuolatinis stebėjimas, refleksijos čia ir dabar, per pertraukėlę, grįžtant po kursų, susirinkus vakare, kelionės namo metu, nušauni labai daug zuikių vienu šūviu. Labai analizuoju dalyvių ataskaitas. Tiesiog žiūriu, kur man ramu, kur kažkoks gal kiek prastesnis vertinimas, į ką turiu atkreipti dėmesį, gal kažkurios būtent mokyklos galų gale ten grupės to nuomonė mažesnė, o gal tikrai kažką darėm kitaip, tai šitam labai daug laiko skiriam, darom tą įdėmiai. Visų kitų dokumentų analizė, kaitos projektai, visų planų įgyvendinimai, vadovų ataskaitos, mokyklų ataskaitos, visur gausybė informacijos apie projektinę veiklą. Apklausas darome rečiau. Iš pradžių darėm dažniau, o po to pamatėm, kad jeigu mes su mane integruojam veiklas, mums duomenys pareis patys tiesiog savaime. Kaip įsivertinam kompetencijas dalyvių? Na, tai aš sakiau, ta diskusija prieš mobilumą. Ką mokam, ko nemokam tą temą, kas rūpi, su kokia problema mintyse važiuojam. Mobilume refleksija, aptarimas po mobilumo, tai jau sakiau. Kai jie grįžę dalyvauja kaitos planą rengdami, vėl yra įsivertinimas, ką parsivežiau, koks mano indėlis dabar šitame etape bus. Turim mobilumo dalyvio dienoraštį, tokį kaip paruoštuką asmeniniai refleksijai. Na ir žinoma, kad visi atsakymai sistemoje, dalyvių ataskaitos, ten puikiausia priemonė įsivertinimui. Ką dar darom? Beveik visada parengiam ir dalyviai gauna Europass mobilumo dokumentą. Tik norėtųsi dar sugalvoti, kaip jį labiau įdarbinti kasdieniai veikloj, nes dokumentas yra, o kas su juo toliau. Na, iš tiesų būtų smagu, kad būtų, arba gal yra, tik aš dar nežinau, kažkokia internetinė platforma, kur tokį kaip portfolio galėtų mokytojas kaupti šitų dokumentų pagalba, tiesiog sukristų duomenys jam. Toliau. Erasmus seminarai. Aš jau apie tai kalbėjau ir tie mokytojai, kurie dalinasi patirtimi Erasmus seminaruose, jie gauna ir švietimo pagalbos tarnybos pažymą, kad jie dirbo kaip lektoriai. Kaip sakiau, talka buvo tokia didžiulė, kad 3 moduliai susidėliojo. Jūs galit matyti visų 3 modulių pavadinimus.
Tikrai tematika įdomi. Kiekvienam tam moduly yra po kokius 5-6 pranešimus. Ta tema skirtingų mokyklų, kai kur po vieną žmogų, kai kur komanda. Yra ir atvejo analizė, pirmam modelį vienos mokyklos, kuri papasakoja nuo to, kaip kilo idėja, iki to, kaip rinkosi kursų organizatorius. Ir jeigu kam nors rūpėtų, tai šita programa, kaip sakiau, yra Prienų švietimo pagalbos tarnyboje akredituota ir ją galima užsisakyti. Ar programą, ar modulį, jeigu jau jums norėsis. Taip pat, norint susipažinti su mūsų patirtimi, yra dar vienas labai geras būdas. Švietimo turizmas. Pastaruoju metu mes jį labai išplėtoję. Iš visos Lietuvos atvyksta savivaldybės ir mokyklos ir patirtimi mes dalinamės Prienuose, parenkam mokyklas pagal jų norimą tematiką, mokyklų tipus, aptariam turinį ir aš manau, kad jis atvažiavusiems būna tikrai įdomus, priimam savivaldybei, dalinamės štai apie tokias bendras Erasmus ir visas kitas veiklas, ką mes darom, stiprindami bendradarbiavimą ir partnerystę savo rajone. Na, o tada žmonės panakvoja Birštone, kitą dieną veiklos ir puikios sąlygos atsipalaidavimui Birštone, spa, sanatorijos, pasivaikščiojimai. Tai siūlau pabandyti, kas nebandėt. Na ir dar vienas dalykas susijęs su kompetencijų įvertinimu yra vadinama horizontali karjera. Tai yra puikus dalykas. Aš bent jį stebėjimo būdų dažniausiai pamatau. Tie žmonės, kurie buvo mobilumuose, jie užauga. Jie imasi dažniau iniciatyvos, jie sutelkia kolegas, kad padėtų iniciatyvas įgyvendinti, jie yra drąsesni, jie pasisiūlo, kai reikia kažkokios talkos kasdienėse, metodinėse ar kitokiose veiklose. Mokykla jiems patikė daug daugiau. Ir nesvarbu, kad jie, žinot, netampa pavaduotojais, direktoriais, vietų skaičius ribotas, jeigu ką, bet ta horizontali karjera yra akivaizdi. Na ir aš manau, kad tikrai atitinka ir viršyje visus lūkesčius. Kalbant apie Erasmus horizontaliuosius prioritetus, kurie irgi yra katalizatoriaus sudedamoji dalis. Štai jie visi 4 čia užfiksuoti. Ir turiu pasakyti, kad su jais dirbti nebuvo lengva. Buvo laikai, kai ir aš pati ne visas varniukės uždėdavau ataskaitoj, nes ir aš galvojau, taip kaip kai kurie galvoja dabar. Jeigu mano projektas susijęs, pavyzdžiui, su įtrauktim, ar ne? Tai kokia čia kalba apie demokratiją? Įtrauktis yra įtrauktis. Ir aš sužinot savo dalyvių ataskaitos sistemoje varniukės tik prie įtraukties. Bet taip nėra. Švietimo mainų paramos fondo renginyje vieną kartą kalbėjomės, kaip svarbu šitie prioritetai visiems. Mums, fondui, Europos komisijai ir galų gale Europos parlamentui, nes į Erasmus programą investicija yra didžiulė. Ir tas grįžtamasis ryšys juk turi rodyti, kad ta investicija neištaškyta veltui. Tai mes ir pradėjom dirbti su žmonėmis. Pirmiausia, aš paaiškindavau žodžiu jau prieš tą mobilumą ir prašydavau, kad jie atsižvelgtų ir rastų tuos prioritetus, nuvažiavę ir pažymėtų. Nelabai sekėsi. Ataskaitose turėdavau teisintis, kodėl, sakykime, to demokratinio gyvenimo žmonės nežymėjo. Tada prašiau mokyklų vadovų per pasitarimus, žiūrėkit, paaiškinkit savo žmonėms, kaip čia yra. Mažai padėjo. Pritaikiau tokį sudėtingą labai mokslinį metodą. Pavyzdžiui, kai pati važiuoju su grupe, aš jiems sakau, o žiūrėkit, prie elektros jungtuko parašyta, kad išjungkite, jeigu nereikia. Ką žin, sakau, ar čia nebus susiję su kova su klimato kaita?
Ar sakykime, va matot, kad jūs čia va minit, kad parvešit tą idėją mokinių savivaldai. Tai gal ta savivalda su demokratiniu gyvenimu netyčia susijus. Ir žinokit, tai padirbi savaitę, pats stengiasi būti pastabus, atkreipti visų dėmesį, kol viskas jau, na kaip, išauga į pokštų lygmenį, kai jau paskui tik gali ką nors parodyti ranką ir jau žmonės sako, čia skaitmeninės pertvarkos prioritetas ir panašiai. Ir štai paskutiniam projekte jau viskas buvo gerai. Žmonės atpažįsta. Vadinasi, tas sudėtingas mokslinis metodas yra daug kalbėtis. Kitaip neina, bet tikrai duoda rezultatą. Manau, kad mes turim tokios erdvės dar ir galimybių stiprinti poveikį, pasitelkdami čia minimas organizacijas. Nes žiūrėkit, tiek gryninant problemą, sakykime, tiek poveikį matuojant, ieškant kažkokių kūrybiškų sprendimų ir juo labiau užtikrinant tvarumą, tikrai mums labai galėtų pasitarnauti aukštosios mokyklos, verslo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Tiesiog irgi čia panašus metodas. Pasidairykim aplink, paieškokim ryšių ir įdarbinkim juos. Tai viską apibendrinant, kažkada vieno projekto baigiamojo renginio metu mums gimė tokia metafora, kad mobilumai yra kaip braškės. Tu nuvažiuoji ir jas susirenki. Labai gerai. Nu, faktas, kad dar nutinka gal kartais, kad tų braškių ir visokių būna, bet labai tikimės, kad susirenkam gražiausias. Bet tai viso labo yra braškės. Su jomis reikia pagaminti desertą, ar ne? Tai, ką parsivežiai, reikia panaudoti. Ir panaudoti kažkokiu geru būdu, ar ne, kad tiktų visiems. Ir aš sakyčiau, čia yra iš vienos pusės sudėtingiausia, iš kitos pusės pati svarbiausia projekto fazė. Nuvažiuoti yra nuvažiuoti, įdedam daug darbo organizuodami, dėliodami viską, bet nauda rasis tik tada, jeigu mes dirbsim su žmonėmis ir su jų idėjomis tada, kai jie grįž. Ir jeigu man kas lieptų padalinti procentais, tai aš sakyčiau, čia kokia bent 60 ar 70% yra šitame etape. Iš projekto poveikio tu laimi tiek, kiek tu dirbi po mobilumu. Ir negana to, jeigu turim konsorciumą, mūsų rezultatas ir poveikis tampa ypatingas, nes mes turim bendrą veikimo schemą, turim bendras braškes, bet labai individualų deserto pateikimą. Taigi nauda padvigubėja bent jau. Ir vėl mūsų vienos mokyklos atsiųsta citata, koks yra tarptautinių projektų poveikis. Reikia drąsiai nerti į juos, jeigu kyla iššūkių, visada yra švietimo mainų paramos fondas. Aš kiekvienam savo pranešime sakau ir manau, kad ir ateityje sakysiu, jei bus dar pranešimų, bet kokią problemą gali išspręsti. Tai yra organizacija, kuri moka drąsinti, moka auginti projektų rengėjus ir įgyvendintojus. Tų procesų, tokių kaip dirbti su žmonėmis, mes iš jų mokomės irgi ir pritaikom savo kasdieniam darbe. Tai jei kažkas neaišku, visada tikrai gausite konkrečius atsakymus, pasiūlymus ir pastiprinimą. O jeigu turite klausimų, aišku, jų užduoti negalite, ar ne, pranešimo įraše, tai labai kviečiu rašyti arba skambinti. Iki pasimatymų.